Labą dieną, sveikinamės iš parodos, ką pasėsi. Čia turime Strautmann techniką. Pagrindiniai Strautmann mūsų padargai mėšlo kratytuvai, pašarų maišytuvai dalytuvai ir rinktuviniais priekabos. Taip pat mes turime ir priekabas vežti smulkintam kukurūzui. Tai prašom kreiptis. Dabar truputį smulkiau apie kiekvieną iš jų. Čia matote mūsų einamiausią tiek nuomos, tiek pardavimų padargą, mėšlo kratytuvas skleistuvas, kuris yra naudojamas taip pat ir kitiems produktams skleisti, kaip ir kalkės, paukščių mėšlas ir taip toliau. Jisai turi sklendes uždarančias nuo pertręšimo tarp kaimyninių laukų, ant kelių. Skleidimo lėkštės yra iš hardox metalo, dėl to jos yra labai patvarios, turi didelį atsparumą tiek akmenims ar kitokioms medžiagoms, kurios neturėtų patekti į iškratomą frakciją. Padargas yra pilnai isobusinis, jisai gali dirbti su tręšimo žemėlapiais, galite tręšti kintamą normą. Taip pat jis gali turėti sekcijų valdymą. Kaip ir visi kratytuvai, mes čia turime giljotinos vartus, kurie uždaro ir leidžia transportuoti kratomą frakciją be jokio tekėjimo lauk. Kas taip pat aktualu, šitie padargai turi svarstyklės, kaip matote, apačioje yra svėrimo elementai. Tai jūs matote kiekvieną purtomos frakcijos išbertą kilogramą, pagal tai reguliuojama norma. Taip pat turime Strautmann Magnon, rinktuvinę priekabą. Tai yra vienas pagrindinių Strautmanno kompanijos flagmanų. Jis pasižymi didelę kokybę, darbo našumu. Čia matote, turime smulkinimo mechanizmą, kuris smulkina net iki 35 mm pjaustinį. Kiekvienas peilis turi spiruoklinę apsaugą, net ir patekus kokiam tai svetimkūniui, tarkim šakai ir dar kažkam, kiekvienas peilis yra apsaugotas hidraulinėms spiruoklėmis, yra išverčiamas ir automatiškai grįžta atgal. Kaip matote, jis turi peilių nuleidimo, keitimo funkcijų panelę. Paspaudus knopkės palaikius porą sekundžių aktyvuojasi meniu ir jūs lengvai galite hidraulikos pagalba pasikeisti peilius. Kaip matote, turime naujos kartos rinktuvinius pirštus, kurie užtikrina stabilų ir tolygų masės padavimą į smulkinimo būgną ir taip pat aukštos kokybės surinkimą nuo paviršiaus. Šio rinktuvo talpa yra 40 kubinių metrų, bet kadangi masė yra suspaudžiama, ją iškrovus, jūs realiai gaunate 74 kubus masės iškrovimo metu. Taip pat šitas rinktuvas turi hidraulinę amortizaciją, taip jūs važiuodami keliu turėsite tolygų važiavimą, komfortą. Taip pat turime vieną pagrindinių Strautmannų dalytuvų, maišytuvų, Vertimiksą, vertikaliom maišymo sraigėm, kas užtikrina labai greitą ir kokybišką pašarų išmaišymą net ir esant nesmulkintai frakcijai. Taip pat, kaip matote, mes turime svėrimo technologijos pavyzdį, kaip veikia svarstyklės, tam, kad užtikrinti kokybišką pašarų maišymą, kad būtų užtikrintas maišomo pašaro receptūros išlaikymas. Taip pat turime naują sistemą Cow Connectą, kuris yra montuojamas papildomas tam, kad operatoriui palengvintume darbą maišant pašarus. Tiesiog jisai atsisiuntęs aplikaciją į savo telefoną arba užsisakęs papildomą įrangą, planšetę su didesniu ekranu, galėtų matyti kraunamų ir maišomų pašaro receptūrą tiesiog savo telefone, kur sėdi krautuve, kad užtikrintų tinkamus pakraunamų pašarų ingredientų kiekius. Taip pat galite sekti visą savo šėrimo istoriją, dėl to, kad tai yra bendra sistema, kuri kaupia, renka informaciją apie jūsų receptūrą, kiekvienos dienos raciono maišymą, ingredientų paklaidas ir visą kitą informaciją. Kaip matote, šitas dalytuvas turi 2 išdalinimo sklendės. Taip pat Strautmannas turi įvairių pasirinkimų opcijas, kad galite naudoti tiek priekyje, tiek gale išdalinimo takelius. Takeliai gali išsistumti tiek į šoną, į vieną šoną, tiek į kitą. Taigi turite universalų pasirinkimą, kuris variantas jums būtų dalinant patogiausias. Mūsų prekiaujami dalytuvai pasižymi didelę gamą
dalytuvų aukščių. Turime ir pakankamai žemų, tam, kad būtų užtikrinamas pakrovimas net ir neturint teleskopinio krautuvo. Patogumas yra vienas iš pagrindinių maišymo elementų, kada galima pakrauti net ir su nedidelė technika. Taip pat mūsų dalytuvai maišytuvai turi galimybę būti padidintos talpos. Jeigu jums nusipirktas dalytuvas yra šiek tiek per mažas arba pašaras byra per šonus, jūs galite užsisakyti paaukštinimus ir padidinti savo turimo dalytuvo talpą.